Visiems geros dienos. Šiandieną pasidarysim duoninę pizzą, labai skanią. Dėsim 3 rūšių dešros, šampinionų, svogūniukų. Padarysim padažą su majonezu, kečupu ir garstyčiom. Mes čia turim kečupą, garstyčias ir majonezą. Įdėsim truputį druskos. Įdėsim truputį pipirų. Ir tą viską įsimaišysim. Va, čia turim viską pasiruošę. Tai dabar, kad einam gaminti. Tai va, renka mūsų duoninė pica. Truputį užpilsim alyvuogių aliejaus. Dabar mūsų padažiuką. Dabar užbarstysim truputį smulkiai kapotą svogūną. Įdėsim dabar dešrą, 3 rūšių. Taip. Dabar uždėsim plonai pjaustytus šampinjonus. Dar uždėsim svogūnlaiškių. Užpilsim truputį kečupo. Ir uždėsim mocarelos sūrio. Nu va, įorkite 180 laipsnių 15 minučių. Tai va, mūsų pica duoninė jau ant stalo. Nu, visiems prie stalo, visiems skanaus ir iki sekančio.